kaip tavim bebūčiau aš. Visadu visur tavį ilgėsiuos. Nuo seno Pietų Aukštaičių arba Dzūkijos kraštas vadinamas Dainava. Teigiama, jog vienas svarbiausių šio krašto žmonių gyvybės apraiškų buvo daina. Susipažinti su gyvąja Dainavos krašto kalba, nuostabiai melodingomis dainomis ir žodiniu paveldu mums padės Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis. Vadovų Ritos ir Vytauto Černiauskų suburta etnokultūros puoselėtojų šeima jau 12 metų siekia giliau pažinti senąsias krašto tradicijas bei ieško individualaus santykio su dvasiniu kultūros paveldu. Net savo gimtadienį klubo nariai pasitinka dovanodami iš užmaršties prikelto mūsų protėvio dainų, pasakų ir žaidimų pasaulio dalelę. Mes šiaip abu su Vytautu esam pabėgę iš Vilniaus. Ir mes atvažiavom gyventi į jo tėvelių namus. Tai ir pirmiausia, ką padarėm, tai aš pasidėjau tautosakos rankraštinę ir susirinkau tikrai labai gražių dainų, senų dainų. Tai va, tai nuo to ir pradėjom ir tada kažkaip kilo mintis, tai burti bendramžius. Mes pasivadinom entuziastais ir Merkinėn pirmą kartą padarėm tokią vakaronę. Tai buvo pirmas kartas Merkinėn, kai mes subūrėm vaikų grupelę ir kūčių stalo repeticiją pavadinom. Tai va tokia tradicija prasidėjo nuo 2000 metų gruodžio. Ir tą vakarą, pamenu, ir kilo Kukumbalio pavadinimas, tiesiog kaip kokiam Dzeusui iš galvos išlindo tas vardas ir mes labai nusprendėm, kad gražu. Tai vat po metų, 2001 metais, mes tiesiog įregistravom kaip organizacija, kaip visuomeninė organizacija, kaip nepriklausoma, kaip, tai yra mūsų šeimos organizacija. Mes esam klubas, ne ansamblis. Svarbiausia nedainuoti vien tik koncertuose, bet tiesiog labai prasmingai vieną kartą per savaitę visiems susirinkti, būtent tada padzūkuot, pašnekėt, padainuot, švęst šventes, tradicinės šventes. Ir pirmiausia, kad rinktųsi tą klubą šeimos, kurios ten gyvena. Čia buvo tokia pirma mintis. Nes mokinukus tu visada susirasi. Su jais ir yra sunkiausia, nes tu juos užsiaugini, o paskui kaip paukščiukus paleidi. Ir viskas. O vat kai pradeda eiti jau šeimos su vaikais, tai čia gražu. Nešė mergelė, mergeliui pusrytėlį, tiesioj rankelį, grūdelių vainikėlį. Mes tarsi viena šeima, labai turime daug veiklos ir iš tiesų yra smagu ten prisiliesti prie tų visų senovinių papročių,
bei ten dainų, muzikos, šokių, žaidimų ir tų net švenčių pačių, nes gyvename nuo vienų švenčių iki kitų. Mes susimąstom, kokia yra mums svarbi mūsų dzūkiška tarmė, kaip ją mes galėtume įsaugoti, kaip ją puoselėti ir tiesiog tai labai daug duoda mums patiems. Dažniausiai patys pasirenkam dainas, mokytojai leidžia pasirinkti, kurios mums labiau artimesnės. Mūsų seneliai, tėvai, proseneliai irgi naudoja dzūkišką tarmę, tai kažkaip mes prie jos pripratę, tai mums tai normalu. Dzūkija toks turtingas kraštas, kad ir lygi šiol ten galima rasti tų aprašytų netgi krėvės motyvų, kuo puikiausiai. Tie patys medžiai, tie patys užšalę upokšniai, kurie užšala keliais sluoksniais, kunkuliuoja kaip vulkanai kokie Islandijoje. Tai šitokių stebuklų pašonėje radom, kaip čia pasakyti, gyvenom pasakų tiesiog, nieko daugiau netrūksta. O šiaip kalbant apie apylinkės, tai tuose archyvuose, kai ieškojom medžiagos apie Merkinę arba kalbino Merkinės žmonės, užrašinėjom, tai labai įdomu tai, kad pavardės visiškai tokios pat išlikę, tos, kurios, reiškia, buvo ir prieš karus abu, tai visiškai lygiai tokios pat pavardės. Galima rasti pavardės šitas ir mūsų ansambliečių tarpe. Patys vaikštinėjom iš tiesų po Merkinę, rinkom medžiagą, gražią labai knygutę esam išleidę, Merkinės lopšinės ir žaidinimai. Mes būtent pradėjom nuo ko auga vaikas, nuo lopšinių, nuo kykojimų, nuo žaidinimų, kaip reikia auginti mažą vaiką. Juk mūsų pačių vaikai abu yra užaugę šitam klube. Tiesiog jau nuo įščių praktiškai mažoji yra augusi šitam klube. Tai mes pačių žmonės buvom įtraukę į... Tiesiog ir ta knygutė pirmiausia skirta patiems Merkinės žmonėms, nes jie ten save atpažįsta, randa nuotraukas. Ten ir jaunos moteris buvo mūsų pateikėjas ir kas buvo gražiausia, kai padovanojom jau tą knygą Tautosakos institutui. Tai profesorius Leonardas Sauka kažkam taip ir pasakė, sako, o jūs sakėt, kad tai mirė, tai nemirė, tai gyva, o Dzūkija itin gyva. Sako, gali vaikščiot visų dienų plačios nuo Dzūkijos giriosna ir nieko nerasti. Nei grybų, nei uogų. Nieko. Jei miško dievam duoklais neduosi, pirmos uogelais ar grybelio nepaukosi. Miško dievai gyvena miško tangumynuosna. Įneis miškan tas, kur grybauna uogauna, atsigrįžia į miško tampį ir garbina
miško dievus, kalbėdamas tokių maldelų. Kotryna, kokią maldelą pasakyk. Viškėlį samanėlį, aš kiralas nekertu, aš lizdelių neplašiu, paukščių, žvėrių nemušu, man kelio nepastok, mane girioj nepadziok, mano gryčia nekliudyk ir girelai nebaugyk. Einant grybauti, visada apsiaunamos kojos. Jei išeisi basas, gali nieko nerasti, paraisi tuščiom. Grybauti reikia eiti anksti ryte. Kuo anksčiau? Vėliau išėjęs, gali rasti grybus jau kano kito pamatytus, o tokie jau niekam tikiai, sukirmėjai. Dar mano bobalai sakydavo, kad negalima grybo palikti kitai dienai, kad paaugtų. Jei žmogaus akis grybų pamato, tai jis jau daugiau ir neauga, lieka tokis, kokis buvo. Einu miškan uogautų, einu girion grybautų, pirma uogelai miškinėliui, pirmas grybelis samanėliui, kad po girių nevadžiotų, kelio nepastotų, uogų grybų negailėtų, mane alkaną papenėtų. Ir miškuo jau grybukų radau, grybukų, grybukų, grybukų radau, grybukų, grybukų, grybukų radau. Grybukų radau, kašelin dėjau, kašelin, kašelin, kašelin dėjau, kašelin, kašelin, kašelin dėjau. Kašelin dėjau, ir turgų nešiau, ir turgų, ir turgų, ir turgų nešiau, ir turgų, ir turgų, ir turgų nešiau. Ir turgų nešiau, polito prašiau, polito, polito, polito prašiau, polito, polito, polito prašiau. Dzūkų tarmė man yra nuo mažens pažįstama. Mano namuose ir tėvai, ir seneliai dzūkuoja, aišku, vis tiek jau nebe taip, kaip turbūt anksčiau žmonės dzūkuodavo, bet tikrai nėra svetima ši tarmė. Tai tikriausiai gal net iš tų laikų, kai buvo gyvi proseneliai, nes jie tai dievažiškaimo buvo, tai jie labai gerai porindavo dzūkiškai ten. Ir man labai patikdavo klausytis visokių pasakojimų, tai tikriausiai taip ir įstrigo. Ir kartais atrodo, kad pradedu dzūkiškai šnekėti ir paskui mislinu, kad nereikėtų dzūkiškai ir vėl grįžtu prie bendrinės lietuvių kalbos. Nes kažkaip... Bet paskui suprantu, kad reikia tų dzūkų ir šneku vėl toliau. Jeigu jos nieks negaivins, tai jinai išnyks po kiek laiko, tai mes turim tai daryti, nes vis tiek ir mūsų vaikai turės tai atsiminti, tai galbūt kiek mes darom, tai po to ir vaikam bus lengviau ir jie irgi mokės kažkiek dzūkiškai. Pirštelius, pirštelius, pirštelius laižiau, pirštelius, pirštelius, pirštelius laižiau. Vakar būdai. Katrė pjauna dar jiems šieną. Žino, jog velnias slėpdamasis nuo perkūno landa po geležiniais daiktais, po pjautuvais dalgės. Rozų merginės moterys pjovė lauki rugius ir tuo įsikiu užai perkūnyje. Pjovėjas susėdo vienon vieton ant žemės, aplinkui apsirėžė ratų, o pjautuvus susmetė krūvonų žionių. Kur buvis, kur nebuvis, besislapstydamas nuo perkūno, velnias palindo po pjautuvais ir sėdzi, o niekas jo nemato. Kad skels perkūnas į pjautuvų krūvų, net gelažį sužvangiai, ale velniuko neužmušė. Ba po trenksmo iš po pjautuvų pakilo juodvarnis ir nulakė ingilį. Niekas neragėjo ir net nepamistino, iš kur atsirado medinčius su šautuvu ir švilpaudamas nulakė paskui juodvarnį. Tas medinčius tai ir buvo perkūnas. Dievoti dzūkai darbi mišką troškalba gyvatės, kad žmogui negela. Tos taiko kokie neklusni, eima rinkanda. Tada nukentėjusis prašlas, dievaitį išvaistykit, čia ravoja gyvatės inkeltų vietų, tam tikra malgela. Bet tai va, vienu ros jojo į širvaitės ir ant žirgaičio, ir užmynė tas jo žirgaitės ant gyvatės,
Nu, toj gyvatė raitos vyniojasi arkliui aplink kojų ir daro žaizdų nuoziją kraują. Žvengė Širvaicės žirgas ir liepė jam nulipti. Nulipė Širvaicės nugi nuo to žirgo ir žiūri, kad toj gyvatė alėjom gelia. Nu ir pradėjo jis taip sakyti, atleistų man, kad aš tau atleidžiu ir dėkavoktų man, kad aš tau dėkavoju. Nu taip ir sustaikyti Širvaicės su ta gyvatė. Gyvatės, katrojim kanto žmogų ar gyvulį, užmušti nevalna. Va jeigu užmušė tas katrun kanto, nepagis ir turės mirs, nei čia revolė nepadės. Maskuolėlį, dragūnėlį, kur tavo tėvų, kur tavo tėvų, aukštam dangui mėnesėlis, tai mano tėvų, tai mano tėvų, Maskuolėlį, dragūnėlį, kur tavo motų, kur tavo motų, aukštam dangui šviesi saulė, tai mano motų, tai mano motų, Maskuolėlį, dragūnėlį, kur tavo brola, kur tavo brola. Beprotiškai labai džiaugiuosi ir Rita džiaugiasi va tai žmonėm, kurie už mūsų ir va čia sėdi, kad jie sugeba rasti savy jėgų ir leisti tą savo laiką ne šiaip savo švaistyti prie televizijos ar šlaistytis gatvėmis, jie turi puikiausią užsiėmimą. Ir tai, kas juose nusėda per tą mūsų veiklą, nebūtinai turi dabar sužydėti, gal ta kulminacija vyks žymiai vėliau, bet jinai vyksta pastoviai. Kiek galėčiau papildyti ir pasakyti nuostabiausius žodžius, ką man yra tekę girdėti iš vienos mūsų buvusios kukumbaliukės, mes jos taip vadinam kukumbaliukai. Tai viena mergaitė, Evelina, kuri dabar gyvena Londone, yra parašiusi savo laiške tokius žodžius. Brolis, mama atvažiuoja, tėvynės juk neatsiveši. O ta tėvynė, va tai, kad tu pasėjai jo to vaiko vidui, dainos, istorijos, kurias jisai turi, o čia yra tėvynė. Prieš šalalį šveitri šoja, tai mano mergia, tai mano mergia. Rozų, ajo žmogus ir rado arklaitį, nužiūro tokis pilkas, mislino ir sumislino, kad reiktų arklaitį susgaut ir tvartam uždaryti. Nu ir kūsus govė tvarklaitį. Žinoma, parliojo raitas ant jo ir nuaidant tvartų. Įleis pirkio nedaturėjo, pasgyrė šeimynai, o tą šeimynai taip cekavo pasdarė, kad išei pažiūrėti. Išeina ir kokiais zyvas, kad įton vieton didžiausia pušis stovi. Tai taip ir dar tiesliukos, šitų man porino mano bobulė. Buvo dziedas ir turėjo daug pinigų. Tai juos sudėjo puodan, užmužė, gerai aprišo, kalindo po pečių, įsikasi duobį ir tos duobėtus pinigus apkasi ir te pasakė, kad nuo ranko apkasa, kad to neiškės. Nu tai gerai, o sūnus sekė ir pilnavo, kur tėvas tuos pinigus dės. Buvo labai senas ir pasiligojęs. Tai kai tik tėvas numirė, tai sūnus nieko nelaukdamas tėvų įsitysė po pečių ir jau ranko atkasė tuos pinigus. Nu ir gerai. Atkasis tuos pinigus, pagalvojo, juk jiegi buvo prakeikti, oi, bet duok dievulių praudų, betgi jo ranko atkasi, nu tai čia žinot pravdą, senis pinigus renkis ir niekam nebūta daręs. Ajo tėvas per svietų, gal ir dar tiesisaino, ir mes nežinom. Ajo išsisuko žmogų, buvo smilkom tveriančiai ir klausė, kuo tu tokius silpnų tvorų tveri. O tas atsakė, kad man stiprios nereik, aš greit mirsiu. Nusidžyrino Dievas, tai tu žinai, kad tu mirsi.
sako, o tokiu ir tokiu dienu aš mirsiu greitai. Nu, Dievas pamestino, atgal nuvejo, pasišaukė angelų ir lieps jam tokiu ir tokiu dienu nueiti. Ir papildymas, ar tas žmogus dievaži miris, nu, angelas nuvejo ir randa tų žmogų mirusių. Ar jis apsakė Dievui? Dievas baisiai supyko ir nuo pačias nebežinom, kad numirsim. O dabar va vienu darbu tokį padarysim, išmokysim labai gerų pasakų. Tokį labai gerų pasakų, kur reikia sekti vaikams prieš miegą, kad greičiau įmirtų. Nuobodulę pasakų. Pradėkime. Ponas Paršelis. Pirko ponas Paršelį. Už Paršelį jis sumokėjo. Parsivežė namo, Paršelis paaugo ir išgaišo. Ponas pastatė Paršelį paminklų ir išrašė. Pirko ponas Paršelį. Už Paršelį jis sumokėjo. Parsivežė namo. Paršelis paaugo ir išgaišo. Ponas pastatė Paršelį paminklų ir išrašė. Pirko ponas Paršelį. Už Paršelį jis sumokėjo. Parsivežė namo. Paršelis paaugo. Paaugo ir išgaišo. Ponas Paršelį pastatė paminklų ir išrašė. Pirko ponas Paršelį. Už Paršelį jis sumokėjo. Parsivežė namo. Paršelis paaugo. Paaugo ir išgaišo. Elinga, išskaičiuok raganėlą, išsirenkame šį. Gerai, dabar pažaisim. Joja ragana gauruota, apsižėrus ilgų šluotų. Kam pašluotų jį užduos, tas iš rato išgaruos. O, ragana, nustok. Einas. Raganėlą pamodėlą, duok mums adatėlą. O kam jums toje adatėlai? Tarbelį siūcie. Kam jums toje tarbelai? Akmenėlis dėsė. O kam jums tie akmenėliai? Peilaras galastė. O kam jums tie peilariai? Raganėlą pamodėlą, duok mums adatėlą. Kam jums toje adatėlai? Tarbelį siūcie. Kam jums toje tarbelai? Akmenėlis dėsė. O kam tie akmenėliai? Peilaras galastė. O kam tie peilariai? Nu gerai, pagal. Ateikit dabar mergaitės čia, bernaitis. Ai, vėl? Nu vėl. Genu avelas per Šimulio kiemelį. Kur Šimulis veikia? O šelį minkę, Vaiko įminkę, katės kojų. vaiko įspirgia. Akėčiom. Ne. Ai, o. Katės laukais, Vaiko įspirgia, akėčiom. kojų uždengia. Akėčiom. Kas šitą žodį ištars, praris bačkų valgių, kaškų pelių, apsmukusių pacų. Aš praryju. Nu, labai juokingai čia. Mes labai mėgstam aukoti ožius. Atsistoja vėl padainuosim apie ožį. Kai tik kur nuvažiuojam, tai kokiam miestam visą laiką ožį paaukojam. Tai ir čia ne vieną paaukosim ožį. Ar pabūti ožys, pasenoti ožys, ir tas vienas ožys, ožį penėjo, rugiais vecitais, miltais sijotais, ir susiko ožys, ausis stacios, akis plačios, ir nuzando ožys, ir rumelį prigriuvo, palir galvos nebuvo. Kukumbalis reiškia balą ar pilkutę, kurioje gyvena kukai ir velniai. Ir išties visi kukumbaliečiai apsėsti. Žinoma gerąja prasme, apsėsti meilę savo kraštui, liaudies dainai ir, kaip patys juokauja, savo norų iki kaulų smegenų įklimpę Merkinės kalnuoto miško aukštapelkėje.
Kai matai šios jaunus žmonės, kasdien savo gyvenimą praturtinančius etnokultūrinėmis žiniomis, kai matai jų sąmoningą pagarbą mūsų protėvių paveldui ir norą visą tai išsaugoti, negali nejusti pasididžiavimo, kokia visgi puiki mūsų tauta, muzikali, išsilavinusi ir tuo išties galinga.